Sveiki, sveikučiai, sveikinuosi iš Naujosios Zelandijos sostinės Wellingtono. Pas mus jau yra atėjęs pavasaris, nors ir orai sušilę, čia vis dar yra vėjuota, kaip ir priklauso vėjų sostiniai. Tai einam dabar su Gintare po Wellingtoną pasivaikščioti, pafilmuosim, pafotografuosim, parodysim jums šiek tiek Wellingtono. Esame atvykę dabar į Wellingtone esančią prieplauką. Vaibelis visai panašus kaip Nidoj, tik kad horizonte ten matos dangoraižiai ir vienas kitas kalniukas toks aukštesnis. Tai ir dabar, kol esam dar prieplaukui, duosim update'ą dėl darbų. Tai vis dėlto su Gintare mums pavyko susirasti darbus. Kur mes, Gintare, dirbsim? Sakykite. Abu su Algimantu dirbsime toje pačioj kavinukėje pavadinimu Mojo, kurie turi didžiausią kavinių tinklą būtent Wellingtone. Tai dirbsime tai pačiai įmonei, bet tik skirtingose lokacijose. Kitaip tariant, mes turėsime laiko pailsėti vienas nuo kito, nepergyvenkite. Bet labai gerai, nes turėsime laisvus savaitgalius. Esam susiradę visai netoli centro gyvenamąją vietą, už prieinamą kainą, su visais baldais, kas yra neįprasta, nes Zelandijoje visi nuomojami kambariai yra dažniausiai tušti. Tai vienintelis minusas, kad mūsų kambarys yra to kalno viršūnėj. Ten. Tai vaikščiot kiekvieną dieną į namus, kaip kiekvieną dieną į haiką. Atėjom pas savo kolegų, čia į kavinukę, pasinaudojom savo 30% turimą nuolaidą ir atsigersim skaniausios Wellingtone kavytės. Pasiėmėm kavytės iš Mojo, va čia, va. Čia reklamytė, biški dabar reklamytė, jo. O kas įdomiausia yra dabar su šituo pastatu mums už nugaros, kad kol neturėjom darbų kavinėje, su Gintare ieškojom parduotuvių centro. Prekybos centro ieškojom didesnio. Jo, kaip Akropolis Lietuvoje ir galvojom, ten bus daug parduotuvių, susirasim greičiau darbą, o pasirodo, prekybos centras yra štai šis pastatas. Old Bank. Tai dabar keliaukime į vidų ir parodysim jums, kokio dydžio yra šis prekybos centras Wellingtone. Ir tai yra viskas. Jo, mes irgi buvom nustebę.
praėjau patikrą. Mano moteriai patiko mano nuotraukos. Kas daros Gintarė? Tai va, grubiai susidarėt įspūdį, kaip atrodo Wellingtonas. Ir dabar dar norim parodyti vieną tą tokią gatvę, kaip Palanga turi savo Basanavičiaus gatvę, taip Wellingtonas turi savo Kuba Street. Iki Covido jinai buvo labai aktyvi, pozityvi ir visa kita, o dabar ten labai daug yra įdomių žmonių ir ten yra labai nejauku būti. Tai mes nuvažiuokim. Nežinau, ar vaikščiosiu drąsiai su šita patranka, bet nuvažiuokim ir matysim, kas ten bus. Nu ir aišku, kai mes norim filmuoti visus vaizdus jums, čia nėra nei vieno keistuolio. Tai ką mes Gintarė turim omenyje, sakydami keistuolis? Kurie, pavyzdžiui, vaikšto be batų, eina ir tranko savo per galvą, eina ir murma su savim kažką kalba. Aha, nepasakei, kad vaikšto atbulom. Vaikšto atbulom. Basi. Vaikšto nusivėmę. Tai tiek šiandienos video, tikiuosi su Wellingtonu truputį supažindinom, parodėm gatves, parodėm prieplauką, parodėm Kuba Street, nors ne taip, kaip norėjom. Tai padarėm ir kadriukų. Tai šiam kartui tiek ir susitiksim kitose video. Patys jaučiamės drąsiau čia būdami, kai nėra tų keistuolių. Nors gal apie juos nereikia.